Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kultūra vis dėlto yra labai platus dalykas ir paprastai jinai orientuota turbūt į 3 prioritetus, 3 kryptim - praeitis, dabartis ir ateitis. Kultūra kilęs žodis iš graikiško sukultūrinti, kultivuoti žemę, garbinti žemę. Taip? Visas, ką mes sukūrėm, kalba, žodžiai, sportas, politika, nusišnekėjimai, keiksmažodžiai, viskas yra kultūra. Reiškia, jeigu trumpai kalbant, ką sukūrė žmogus, tas yra kultūra. Ką sukūrė dievulis, yra galaktika, gamta. Kultūra yra vienas veiksnių, kuris palaiko visuomenę integruotą, nustato visuomenės veikimo normas, santykius tarp piliečio, individo, visuomenės, ar kaip ta visuomenė elgiasi ir evoliucionuoja kitų visuomenių apsuptyje. Tikrai reikėtų grįžti prie kultūros įstatymo kūrimo. Kultūros įstatymas, kuriame būtų iš viso pasakyta, kas ta mūsų supratimo yra kultūra, nustatyti, apibūdinti terminai, kas ką reiškia. Lietuvos Respublikoje už kultūros politiką yra atsakinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Tai yra jo organizacija, kuri yra atsakinga už jos formavimą ir vykdymą ir įgyvendinimą. Politika yra valstybės dalykai, kad valstybė skatina ir remia visą tai, kas kūrybiška, kas atskleidžia žmonių gerąsias galias, padeda jiems džiaugtis gyvenimu, jausti prasmę gyvenimo apskritai ir gyvenimo šitoje šalyje. Noras ką nors sukurti, pakeisti, padėti sukurti, suformuoti kažkokį tai prioritetus ateičiai. Ir galų gale aktualius šios dienos uždavinius. Jinai kažkaip tai prapuolė, atkrito. Mane liūdina, kad mūsų sistema nesikeičia, kad mes iki šioliai remiam pastatus, šildymą, teatrus, pavyzdžiui, moka už pastatus ir šildymą, o ne už kūrybą. Pasiekėm kažką plaukime, puolam statyti baseinus. Gerai sekas krepšinėje, tai turim daug arenų. Tai tarkim, bet jeigu ten nors ir atsiliekant, bet kažkas vyksta, tai kultūros sritis, aš manau, kad kol kas yra palikta savieigai. Žalgiris sudžiau, ruskis, lenkas ir mongolas. Viskas, kas ten stovėjo ir lupo tą Kristaus ordą, subėgo į mane, už tai aš dabar esu teisus. O tu esi padugnė, tu esi torpeda. Taučysi! Suka, kaip nusmaugi. Sakau, kol aš čia ramu, o mes su juo kaip broliai. Torpedos. Prisidirbam ir reikia trumpam išnykti. Užmuši tą pydarą. Dėl jo dešrūmai čia smaugim. Tiek, kad vandalas nežino, jog aš ir esu jo bėda. Ne mano šitas deš! Man buvo! Ir čia dėl manęs jam pasakė vandalai išsisklaidyk. Arba mes tau padėsim. Duok atsigerk. Kolos, nuplaus smarvę. O man iš skyriaus nurodė stebėti, kur jisai nusiris. Ką čia padarė, laša, a? Ger, ką gers, karbonki, ar ką? Prisimeni? Galvau, kam jiems eilinis mašinvagis? Kada tu jiem ant stalo paklojai visą eglės viršūnę. Nu, pėnai, duok atsigersiu. Gerk šitą, kas tu yra. Tu na, tu čia paduodi. Bet matyt, taip reikėjo. Torpeda bėgo į užsienį ir aš važiavau paskui jį. Vyrai,
Vau, kaip jis įtempė veidą. Tuoj čia bus karšta. Lūkis, ką? Juk broliai esam. Lietuviai, a? Davai, dirb važiuojam. Žudyk! Mes važiuojam žudyk! Žudyk, rūkyt nesuras, o paskui jas valgyt. Ko tokie pikti? Kas pikti? Kas jūsgi ne? Ramink! Ką nematai pridaro, šmėžytame? Atsiramink! Nuo kalėlių! Nuo kalėlių! Visi nuo kalėlių kelių! Prieš Angelą! Jėzus užgimė! Muzika, tapyba, teatras – tai yra mūsų pasididžiavimas ir čia valstybė turėtų, aš nekalbu padėti, čia nepadėti, čia ne mes neprašytojai. Kažkodėl mus vis grūda į tą eilę tų prašytojų, nusižeminusių jų. Nors nesame mes tokie, mes nesijaučiam tokie. Ta ištiesta ranka tai visą laiką yra labai blogai. Kai reikia teisintis už tai, kodėl tu ištiesęs ranką kažkur sėdi. Tai to klausimo net neturėtų kilti iš tikrųjų. Tai žemina mūsų orumą, mes neturėtume tai atsakinėti. Ne? Politikavimas, politika, Seimo nariai užėmė mūsų vietą. Neteisėtai ir nedorai. Norėčiau čia pacituoti Oskarą Koršunovą, kuris prieš kelis mėnesius, neatsimenu kur, kažkokiam savo interviu pasakė, kad mes turime politiką be kultūros ir mes turim kultūrą be politikos. Bendra nuostata politikų tarpe kultūros atžvilgių. Kol kas, atleiskite, aš manau, aš ją vadinčiau kolūkinę, kolūkietišką, ne valstietišką, nes valstiečio pasaulėžiūroje visada buvo labai konkreti vieta dvasiniam gyvenimui. Tuo tarpu kolūkietis žiūrėdavo pragmatiškai, štai tiek pasodinau, tiek nuėmiau derliaus, arba štai iškepiau tortą, kas liko dekoravimui ir kultūra kaip ta dekoravimo priemonė. Pirmiausia, aš neižvelgiu vyriausybės vykdomos kultūros politikos. Ir tai nėra šios dienos kažkokia tai nauja aktualija. Iš esmės, kultūros politikos Lietuvoje nėra visą nepriklausomybės laikotarpį. Ta kultūros politika, kuri veikia šiandien, patys kultūros lauko dalyviai, jie veikiausiai labiausiai ir jaučia per tai, kaip yra skirstomos lėšos. Tai yra, kokie yra prioritetai lėšų vienokiam ar kitokiam paskirstime. Kultūros politika yra tie sprendimai, kurie veikia kultūrinį gyvenimą, ar ne? Tie sprendimai. Dabar kaip jie gali būti priimti? Jie gali būti diktato būdu, spaudimo būdu, ar ne? O demokratiniam pasaulyje yra tas ištiestos rankos principas, ar ne, kad duodami pinigai, bet ekspertai svarsto projektus ir nesikiša nomenklatūra, biurokratija ar politikai nesikiša ir nedaro iš kultūrinio gyvenimo dvaro kultūros. Lietuvos kultūros ir meno taryba yra kultūros ministerijos ekspertų grupė, kurios pagrindinė užduotis patarti kultūros ministrui įvairiais kultūros strategijos ir taktikos klausimais. 10 galvų negali spręsti visų kultūros pinigų katilo visus klausimus. Valstybės kultūros politika pirmiausiai perskirsto mokesčių mokėtojų lėšas ir be abejo tada kiekvienas iš tikrųjų gali galvoti, ta prasme, kiek jo mokesčiai arba jo įmonės mokesčiai, nes tai yra perskirstomos lėšos, kurios mūsų visų yra uždirbamos ir kažkokiu būdu reiškia dalyjamosis. Ar mes turim atsakomybę, kur eis tie mokesčių pinigai, nes vis dėlto kultūra Lietuvoje gali būti tik dotuojama. Mes tą turim suprasti, nes mes tiesiog neturim keliamosios galios Lietuvoje, mes neturim perkančių bilietus į parodas, į renginius ir realiai Lietuvoje ta brangioji kultūra turės būti tik tais valstybės pagalba, jinai egzistuos. Svarbiausia yra, kaip tos lėšos, mokesčių mokėtojų lėšos nacionaliniai kultūrai bus skirstomos. Kaip veiksmingai, kaip skaidriai, kaip argumentuotai. Čia problema, šitą problemą mes turim
mėginti spręsti nuolat. Kryptingai egzistuoja tik pinigų įsisavinimas. Tai čia viskas vyksta be priekaištų. Jeigu mes kalbam apie kažkokią kultūros politiką, tai aš nelabai suprantu, apie ką kalbam. Tiesą sakant, aš nežinau, kas tai yra. Man apskritai labai nepatinka ta pozicija galios pinigų dalintojų. Jie nuolat dalindami tos pinigus dar išbara, turi tokį didaktinį polinkį paauklėti. Kultūros ministerija tikrai neturi jokios vizijos. Ir nepageidavo jos turėti. Iš tikrųjų tai yra tik tai tokie populistiniai lozungai. Kultūra regionams, kultūra masėms. Gerinti esamą kultūros sistemos finansavimą, užtikrinti autorių teisų, gretutinių teisų, aukšto lygio apsaugą, ugdyti kultūrinės žmogaus kompetencijas, formuoti bendrą integralios paveldo apsaugos politiką, užtikrinti Lietuvos darnų vystymąsi, didinti kultūros prieinamumą, vėl plėsti Lietuvos kultūrinę erdvę. Tiek kultūra, tiek kultūros politika pirmiausia yra procesai. Jie niekad negali būti tokios saldainių dėžutės, kurios jau viskas labai gražiai, tai šokoladas, kokosas ir kiti dalykai yra išdėlioti. Gyva sistema veikia visai kitaip. Gyvos sistemos negali išprivartauti, ją gali nukreipti kažkur tai eiti. Galima bandyti vienu keliu eiti, trečiu keliu, ketvirtu keliu eiti. Bet jeigu vėl grįž prie chaoso teorijos, jinai sako, tai normalu. Gamta viską sukūrė fraktalais ir mes nežinom, kuris fraktalas ateityje taps vyraujančiu dėl susiklošiusių aplinkybių. Tai štai jeigu vienas ministras daro vieną, kitas kitą, jis daro sistemiškai pagal chaoso teoriją. Jis yra toks fraktalas. Kam ką pavyks padaryti, niekas to nežino. Ir jeigu kažkam pavyksta, tai ne dėl to, kad čia jis toks sėkmingas, bet dėl to, kad išorė lėmė, kad tai pavyktų. Ir Kurtas Gödelis, vienas iš didžiausių paskutinių matematikų, jis įrodė, kad bet kuri sistema priklauso nuo kažko, kas yra už sistemos ribų. Tai nesvarbu, kokią vidinę sistemą kurtų vienas ar kitas ministras, jinai bus priklausoma nuo kažko, kas yra už sistemos ribų. Kai kas aiškina, kad tokiu būdu jis įrodė Dievo buvimą. Šiaip aš negalvočiau, jog reikia formuoti kažkokią specialią politinę programą kultūros politikoje. Ne, reikia, nežinau, reikia meilės. Tam tik meilės reikia. Žmonės, kurie dirba meno, literatūros ar kokiuose nors panašiuose dvasinės kūrybos srityse, yra labai svarbus ir turi savo minčių. Ir jų mintis gali būti tiesiog išganingos. Nebūtinai padaryti visus, valstybės vadovais. Bet vienas kitas valstybės vadovas iš meno srities būtų labai sveikas reiškinys. Esu kitokių požiūrių. Kultūra yra gali būti labai vienas galingų veiksnių, kuris valstybėje kuria labai didelę pridėtinę vertę. Dar nėra susiformavęs labai aiškus mūsų kaip lietuvių šalies kultūrinis identitetas. Kai mes pasakom apie kitas šalis, kaip Ispanija arba Italija, tai iš karto automatiškai mūsų sąmonėje, sakykime, arba kitų, yra tam tikri vardai meno, kultūros žmonių, o pas mus to sakykime, dar kas liečia Lietuvą, dar prancūzai negali pasakyti ir jiem kartais pavadina enigmatišką valstybę. Ar mes po 10 metų norime matyti Lietuvą kaip Šiaurės Jeruzalę, ar ne? Jeigu Šiaurės Jeruzalė, tai okei, tada kryptingai tą pusę veikiam, kad čionais vėl atsirastų pusė Vilniaus, būtų apgyvendinta žydais, kas visai yra gerai, turbūt būtų ir didelis žingsnis į priekį. Reikėtų tai pasižiūrėti daug rimčiau, kaip prekę, kaip ženklą, kaip vėliavą, kaip mūsų herbą, kaip mūsų istorija. Šita nuoskauda yra. Mes vieniši, mes palikti ir pernelyg užsižaidė politikai savo sprendimais pasaulinėm problemom.
Na, jeigu sakom, kad Lietuva turi būti, nežinau, ten 2030 metais šiaurės turizmo šalis, nu tvarkoj, tada spjaunam į Šiaurės Jeruzalę ir imamės aktyviai turizmo, ar tikinėjam žmonės važiuojančius į Turkiją, kad, nu, jūs gal gerai pagalvokite, bet vis tik tai, nu, į Lietuvą atvažiavę patirsite daug įdomesnių dalykų negu Turkijoje ar Egipte. O mes turėtumėm galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Ar bus Lietuva? Ir kokia ji bus? Ar bus tik tai žemės pavadinimas? Tuščias arba su visai kitais žmonėmis, na, kurie gal domėsis buvusiais lietuviais ir jų kultūra, gal ir mažai domėsis. Mums turėtų rūpėti, ar ne? Antrame pasauliniam kare, kad reiškia sakė, kad reikia mažinti finansavimą kultūros, nes mes turime didinti finansavimą gynybos, tai Čerčilis yra pasakęs, kad jeigu mes nebeturėsime kultūros, tai nebereikės nieko ir ginti. Nes aš manau, kad pagrindinis dalykas, ką reikia ginti, tai yra kultūra. Aplink mus darosi pasaulyje daug dalykų, tiesa, ir mes visi šiandien esame jų paliesti, jų paveikti. Ką daryti, kad sustiprinti dvasią? Kultūra skirta tam, kad perduoti tam tikras žinias kitom kartom. Per kiną, per teatrą, per kitokius kūrinius tą perteikti ir papasakoti, nes dvasinio potyrio mes negalim perduoti tiesiogiai. Jis kiekvienam žmogui yra savas. Ir kiekvienas mažas žingsnelis link to dvasingumo yra labai individualus ir unikalus. Teroro aktai Paryžiuje, visas pasaulis kažkaip susirūpinęs, o dažnai pasidairius po meno parodas atrodo, kad mes gyvenam tokiam palaimingam nežinojimo burbule. Mūsų niekas nepasiekia, mūsų tai neliečia ir mūsų tai niekada, kaip sakant, nepagaus. Apgailėstauju, kas vyksta tikrai pasaulyje ir mūsų santykiuose, nes Kremlius yra Kremlius, o rusų tauta yra rusų tauta visiškai, tai skirtingi dalykai. Ir aš norėdamas ir gerbdamas juos, mylėdamas, suprasdamas jau tiek metų, noriu apginti juos. Bet kad juos apginti reikia pripažinti ne Putino režimą. Čia yra painiava. Čia. Ne Putino režimą ir Putino palaikymą, bet palaikymą stiprios rankos, kuri tradiciškai ir istoriškai susiklosti Rusijos likimas. Mačiau Oneginą ir mačiau jo Dėdė Vanią, puikūs spektakliai, jis pakėlė tą teatrą. Galbūt jam nereikia, jis praleido progą patylėti politikos klausimais, bet kur to nebūna. Tai menininkai ir turi būti iš tiesų tie, kurie nebijo nugręžti akių, kurie kitokiom priemonėm
iškelia tos klausimus, kuriuos analizuoja ir politologai, analizuoja kultūros visokie apžvalgininkai, bet menininkai gali parodyti tą situaciją įvairiau, plačiau, giliau, gali atskleisti konflikto šaknis. Menas išprovokuoja iš tikrųjų visuomeninę diskusiją. Aišku, daug kas ryškėja tose diskusijose labai tokio dėja. Pasimato, kiek vis dėlto yra didžioji dalis tos pačios visuomenės toli nuo kažkokių progresyvių apskritai idėjų. Lietuvos verslas kažkodėl nesugebėjo sukurti ambicingų fondų savo visuomeniai remti, savo visuomeniai plėtoti, nors tokių idėjų būta ir amžinatilsį Bronislavas Lubys kažkada plėtojo, galvojo ir Robertas Dargis, dabartinis Pramonininkų federacijos prezidentas, norėjo pakeisti Džordžą Šorošą Lietuvoje, kaip Michailas Khodorkovskis teigia atviros Rusijos fondus tada. Tai ten rusai turėjo idėjų, rusų verslas turėjo ambicijų. Aš neatsimenu, kas pasakė, ar tai buvo Tomas Venclova, ar kažkoks žurnalistas, bet pasakė, kad Atviros Lietuvos fondas įvykdė kultūrinę revoliuciją. Šitą silpną postsovietinę visuomenę iš karto susidūrė su naujais globaliais iššūkiais, kurie ir visam pasauliui buvo nauji. Reiktų kalbėti, pavyzdžiui, tada jau apskritai apie Vilnių kaip Europos kultūros sostinę. Na, visi žinom, kad Vilnių baigėsi liūdnai. Sėdėtis totalios nesąmonės. Visų pirma, paaiškėjo visiškai nesupratimas šiuolaikinio meno, nes šiuolaikinis menas buvo visuotiniau pateikiamas per tą įvykį. Iš tikrųjų, projektų tai buvo apie 100, apie 1000. 100, kurie susidėjo iš dar smulkesnių dalių, tai tos apimtis iš tikrųjų yra didelės. Bet kas liko viešajam diskurse kaip neigiamas įvaizdis? Krantinės arka, kas yra susiję su šiuolaikinio meno percepcija, atidarimas, kuris su fejerverkais iššovė visus milijonus į orą. Ir dar greičiausiai turėtų būti paminėtas skaitmeninės platformos projektas su internetinio portalo, kuris atvertų Vilnių ir Lietuvą visai išoriai. Kitas dalykas, atsirado visiškas nesuvokimas, kaip tai neapčiuopiamam dalykam galima iš viso skirti pinigus. Prasidėjo visokie tyrimai. Kas įdomu yra dabar, kad Veksas, o čia galbūt naujai nuskambės, tai buvo tik kaip pilotinė laida, pilotinis modelis to, kas vyksta dabar valstybėje. Jūs net neįsivaizduojat, net nenutuokite, kokiais mastais pinigai, ypač europiniai pinigai, eina pro šalį. Buvo kritikuojami projektai, kurie net nebuvo pradėti įgyvendinti kaip baisiausios sąmokslo teorijos. Keistas labai dalykas įvyko. Vilnius kaip Europos sostinė patyrė tokį fiasko. Niekas neprisimena, o kas buvo gerai, o kas liko po kultūros sostinių. Tai galiu, pasinaudodama šitą progą, jeigu rasite eterį, pasakyti, kad visi pamiršo, kad Vilniaus kultūros naktis yra Europos kultūros sostinės kūdikis. Gatvės muzikos diena yra Europos kultūros sostinės kūdikis. Meno galerijų, kas dabar jau kas metus ar kas 2 metus rengiama Fiesta Litexpo rūmuose Mugė, irgi yra Europos kultūros sostinės kūdikis. Klaidžiojantį po Lietuvą Lietuvos kultūros sostinės projektėlis. Bet aš kalbu ne apie programą, ne tai, ką ten pagalvoja atvažiavę užsieniečiai, bet būtent tenai įvyko ta baisi tokia, tas atskirimas kultūros ir visuomenės, ir tas visuomenės požiūris faktiškai menininkus, kaip kažkokius tai darmajėdus ir vagys. Tai atsirado būtent per tos įvykius, kurie prašo pinigų kažkokiam vamzdžiui, kurį mano kaimynas gali tikrai padaryti už butelį, reiškia. Nu, vos ne toks mentalitetas subujoja. O tai rodo visišką visuomenės nesiorientavimą reiškinių ir kultūros kaštuose. Kad tai yra tokie patys renginiai ir tokie patys reiškiniai
ekonominiai taip pat, kaip ir visa kita, kas egzistuoja mūsų valstybėje. Į kultūros, Vilnius Europos kultūros sostinė programą buvo svarstoma įtraukti net nacionalinį stadioną kaip statinį. Tai tada mes siūlėme įtraukti ir daugiabučių renovaciją ir taip toliau. Ir tada galėtume pasauliui pasigirti, kad mes ten išleidom ne 300 milijonų litų, o porą milijardų skiriam kultūrai ir taip toliau. Skatinti kūrybinę veiklą, meno įvairovę, plėtoti informacinę visuomenę, plėtoti, skatinti, išsaugoti, skatinti nacionalinės kultūros atvirumą, sudaryti visuomenės sąlygas, dalyvauti kultūroje ir ją vartoti. Mes kažkaip esam pakankamai apleidę idėjų sritį. Vis dėlto kultūroje pinigai labai svarbu, bet kultūra nėra kišenė, tai yra daugiau. Jeigu būtų tiek idėjų, kiek yra pinigų, tai dar būtų viskas ir visai neblogai. Dabar konkrečiai apie Lietuvą turbūt, nes Prancūzijoje tai turbūt labai kitaip, nes tai sfera, kuri yra pirmoji vietoje visuomenės tarpe dėmesio centre, o Lietuvoje manau, kad yra turbūt paskutiniai vietoje visuomenės dėmesio. Bibliotekų lankytojų skaičius nuo 10 metų iki 14 metų sumažėjo 12%, žmonės tiesiog mažiau lankosi bibliotekose. Zahid-i teniyle dönder üzüm mihrabıda Nece bulmaz ecrimin kaferi Müselman eyle Müselman Valstybinių koncertinių organizacijų klausytojų pamažėjo 5%, bet už tai išaugo teatrų lankytojų nuo 10 iki 14, valstybinių teatrų 12%, nevalstybinių 108%. Aš pulčiau į rajonus, provincijas, į kaimus, siūščiau, nežinau, režisierius pedagogam institute, apmokyčiau teatro meno, teatro kalbos. Tik tai 35% vaikų, mažamečių vaikų su tėvais skaitė bent vieną knygą per 6 mėnesius. Tai kas trečias vaikas nelabai turbūt įsivaizduoja, kas yra knyga ir ką galima iš jo patirti ir nėra pratinamas tą daryti. Galimybė gyventi gyvą gyvenimą kiekvienam duota, kaip Dievo dovana, nereikia jos paniekinti. Ir reikia apsaugoti vaikus, kad jie neprarastų, kad iš jų nebūtų atimta, kad jie nebūtų suklaidinti. Prancūzijoje labai stipriai puoselėjama šis, kaip pasakyti, tikslas kaip kultūros politikos. Vienas svarbiausia yra išugdyti
išugdyti nuo pat mažens poreikį domėtis kultūra, gyventi kultūriniam pasaulyje ir užsiauginti tam tikrus, kaip pasakyti, kritinį mąstymą kultūros vartojimo atžvilgiu. Čia kiekvienas žmogus supranta, kad kultūra prancūzui tai yra kaip ir jo esmė. Ir dėl to čia tiesiog net negalima turbūt lyginti. Mes turime siekti to, kokia čia yra visuomenė. Kad net kaimininės šalis mūsų gyvybinėms injekcijoms, dvasiai gyvybinėms injekcijoms, kurios yra būtent meno kūryba, švietimas, skiria daug daugiau dėmesio. Su kultūra, aš manau, taip pat kaip su medicina, turi būti holistinis požiūris. Kai negalima gydyti vien tik ranką, koją ar kitą dalį, nekoordinuojant, nes daugelis reiškinių randasi tarp. Ir pavyzdžiui, kultūros ministerijos, kultūros srities darbuotojų turėtų būti tikrai integruotas darbas su, pavyzdžiui, aplinkosaugos ministerija, viena vertus, su švietimo ministerija ir panašiai. Nes mes dabar kalbam apie institucinę veiklą. Mano manymu, tą kultūros elementą be reikalo išskyrėm kaip atskirą funkciją, švietimą išskyrėm kaip atskirą funkciją, verslą kaip atskirą funkciją. Ir tada gaunasi, kad kiekviena atskira funkcija, jinai nebežino kaip sąveika su kitomis ir atsiranda labai daug konfliktų. Viskas yra susmulkinta, suskaldyta į veikimą atskiruose srityse, ne generaliniam tikslui, o laikinam arba daliniam tikslui, ko nors gavimui, daliniam pagerinimui kokių nors rodiklių. Bet kur yra tokie rodikliai, kaip žmogaus savijauta ir būtent tas noras gyventi prasmingai, kūrybiškai, su perspektyva į ateitį. Ką daryčiau būdamas ministru? Tai aš manau, kad čia yra tik tai ligos simptomų gydymas. Ką gali padaryti ministras? O aplamai reikia visą visuomeninę ligą kažkokią tai gydyti, ta prasme, kad ir kultūros ministras, ir švietimo, ir žemės ūkios čia yra kompleksiškas dalykas. Kaip tą kultūrą globoti, tai neužtenka vienos ministerijos, aš manau, kad čia sprendimų. Pradžia turbūt būtų parlamentas, Seimas, o Seimas yra visuomenė, todėl reiškia užburtas ratas, kodėl turbūt reikalai nejuda. Būdamas tos srities ministras, aš būčiau įsitikinęs, kad tai svarbiausias sritis. Tai nėra paskutinė eilutė biudžete ir jeigu lieka nuo kitų reikalų. Nes tai yra frontas. Išlikimo frontas. Iš tikrųjų nėra sukurta sistemos, kuri leistų natūraliai vystytis ir skleistis daugeliu kultūros ryčių. Lietuvos pati kultūros bendruomenė nėra labai plati. Irgi tas pažinčių ratas ir visa kita yra daug tokios trinties ir nesusikalbėjimo. Ta sfera, kuri yra tokia truputį atokiau nuo visuomenės dėmesio, jinai užrūksta ir kažkas tai tuo augalu džiaugiasi, kada jinai yra nejudinama. Tie nejudinami kažkokie, tai žinot, kaip sakoma, senapelkė, tai rupūžės, ten tos 6 ar 7, jos džiaugiasi ir ramiai tyliai sėdi. Aš manau, reikia vandenį keisti, rupūžės išvaikyti, kad ateitų naujos varlytės, kiekvieną kartą neužrūktų ir kažkas tai pradėtų vystytis. Labai stinga kompetencijos mūsų žmonėms, kurie eina į kultūros ministeriją dirbti, nuo kurių priklauso ta kultūros politika. Tokio raštingumo, kultūrinio raštingumo stoka. Labai akivaizdžiai. Matai tam tikrus kultūrinius projektus, ne tik tai meno projektus, bet ir kultūros projektus, kurie brangiai kainuoja, į kuriuos investuoja valstybė didelius pinigus ir matai, kaip jie neprofesionaliai yra daromi. Vertybės yra reliatyvus dalykas. Aš pasakiau, kad reliatyvus dalykas yra man, pavyzdžiui, kaip mokslininkui, jums kaip menininkui, bet ne valstybės tarnautojui. Ypač reiškia aukšto rango. Ten reliatyvumas negalioja. Ten aiškiai turim pasakyti, ką remiam, kam remiam ir kodėl. Man atrodo, kad klaida yra tai, kad projektą gavęs projektą žmogus neatsiskaito žiūrovų skaičiumi.
Jis parodo mamai, parodo broliui, padaro vieną plakatą, vieną premjerą išleidžia ir jis jau sako, aš padariau. Va čia, man atrodo, reiktų sureguliuoti šitą vietą. Iš tikrųjų, tai yra labai didelis apskritai idėjų trūkumas teatre ir jau Vilniuje dar galima sakyti, kad iš tikrųjų yra palyginti geras teatras, bet to teatro yra visoje Lietuvoje ir jie net neišlaiko apskritai kokybės. Tai ką jau kalbėti apie kažkokį įdomesnį pastatymą, o viešosios įstaigos jos labiau stengiasi, kadangi joms labai reikia žiūrovų, tai jos labiau stengiasi ir kartais net tie spektakliai būna įdomesni. Jaunieji neatsisakė kovos, gal atsisakys pavargę, nusivylę, bet aš tik bijau dėl tos jaunosios kartos, kad jie jau dabar nusivylę, jie tiek išmano, jie tiek turi nuoskaudos, kad aš nustebau juos klausydamas. Iš tikrųjų visai naujai atrodo Karolinos Žernytės Pojūčių teatras. Ir čia irgi įdomu, kad jinai vis tik pirmiausia turėjo prasimušti Rusijoje. Kai jau buvo ten pripažinta, tai dabar jinai gali pas mus statyti tos spektaklius. Iš esmės mes gyventume neblogai dar. Ir man atrodo, tie prukšnojimai, pasipiktinimai, tai labai daug asmeniškumo juose yra. Juose yra saugumo man, žinai, pačiam. Tam Oskarui Koršunovui dabar būtų sudarytos visos sąlygos, nes visi išsižioja laukia to Oskaro Koršunovo. Ir tarkim, režisierė Kamilė Gudmonaitė, kuri yra dabar dar tik 4 kurse, jau OKT studijoje Oskaro Koršunovo teatre pristatė savo spektaklį kaip lygiavertį kitiems spektakliams. Aš tikiu stebuklais. Aš tikiu, kad Čiurlionis nebuvo suprogramuotas ir mes jo kryptingomis pastangomis negalim užauginti. Jie tiesiog atsiranda, juos reikia atpažinti, rasti ir padaryti taip, kad buitinės aplinkybės kiek įmanoma mažiau slopintų juos. Aš manau šis, kad ta finansavimo visa sistema, jinai labiau yra kaip šiuo metu, kaip dirbtinis kvėpavimas, kad iš tikrųjų jinai palaiko tą teatro vegetavimą tam, kad kada nors galbūt jisai atsigaus. Aš nepasakyčiau, kad literatūroje yra tokių nepripažintų genijų, kurie viską rašo į stalčių ir kurie negauna paramos, nes jeigu toks atsirastų genijus, tai mes apie jį labai greitai sužinotume ir be knygos. Kokybė priklauso nuo asmenybės. Ir vienas Čiurlionis man atsveria ten 10 šimtus jo bendramžių, ne tik Lietuvoje, bet ir platesniam kontekste, kurie irgi stropiai dirbo, jie buvo labai svarbus. Bet vis dėlto didžiausia
įtaką turi kažkurie asmenybė, aplink ją telkiasi kitos, susidaro tokie pulsuojantis židiniai. Kokia literatūra, tai tokia ir jos politika, toks rėmimas. Tai natūralu, kad dominuoja tam tikri nuolatiniai autoriai, kurie yra reguliariai remiami ir nukenčia kai kurie galbūt šiek tiek marginalesni. Kine, kuriame finansavimui skiriame labai mažai pinigų, vyksta atkakli idėjinė kova. Kinas tai yra ekranas prieš kėdes. Jeigu yra kėdės, aš esu tikras, kad jos turi būti užsodintos. Jeigu jos turi būti užsodintos, reiškia, mes kalbam apie tai, kad kinas yra gyvas tik tada, kada yra žiūrovai. Iš vis neturime. Šalyje mes neturime kino tinklo. O stambiuose miestuose tik tai šitie užsienio kapitalo multipleksai suinteresuoti kalt pinigą ir rodyti pačią žemiausią produkciją. Rodant žemiausią produkciją atsiranda, išsiugdo žemiausios klasės žiūrovas. Poreikio kultūrai Lietuvoje apskritai beveik nėra. Vat jeigu už valstybės mokesčių pinigus Turniškėse nutiesiamas kelias iki vienos prabangios sodybos, tai visuomenės interesas iš karto sako, kad tai jau yra pinigų švaistymas. Kai tuo tarpu už tų pačių mokesčių mokėtojų pinigus yra sukūriamas vienoks ar kitoks eksperimentinis ir dėja, bet niekam nereikalingas kinas, tai nėra jau sakoma, kad mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas. Menas tai rizika. Gali būti ir nesėkmingi bandymai ir šitie. Ta reikia priimti kaip normą. Visą laiką mėginam statistiškai patyrinėti. Pasiteisino investavimas į kultūrą ir kūrybinės industrijas ar nepasiteisino. Skaičiai rodo, kad kai kuriais atvejais pasiteisino, kai kuriais ne. Kaip ir viskas gyvenime tikriausiai. Šiaip iš principo pats modelis kūrybinių industrijų paramos, jis ekonomiškai funkcionuoja gana gerai. Ir Britanijoje, ir Lietuvoje, kadangi viena vertus tas požiūris normalizuoja kultūros ir verslo santykius. Kita vertus, tai yra gana problematiškas dalykas, kadangi jis perkelia ekonominę atsakomybę ant kūrėjų pečių. Ir yra tam tikros šakos, kurios pačios savaime gali užsidirbti pinigų, kaip mada, programavimas, kinas, gal netgi muzika. Bet yra kitos šakos, kaip tradiciniai ir vizualieji menai, ir jiem tas kūrybinių industrinių modelis yra sudėtingas. Gyvename liberalaus kapitalizmo sąlygomis, kuomet visa žmogaus veikla, visos visuomenėje vykstančios veiklos yra matuojamos būtent ekonominėmis kategorijomis, ekonominio efektyvumo, socialinės naudos kategorijomis, kurios, veikiausiai yra neišvengiamos tam tikroje sanklodoje. Bet man norėtųsi turėti erdvės, kaip žmogui dirbančiam kultūros lauke, mąstyti ir už šių kategorijų ribos. Po tų pačių 10-20 metų kultūros reikmėm pradės leisti ne, tarkim, 1,4 euro, kaip kad yra dabar per mėnesį vienas namų ūkio narys, kas yra juokingas skaičius, ir iš to skaičiaus didesnė dalis yra išleidžiama televizijos paslaugom apmokėti. Tai reiškia turbūt arti euro. Panašiai apie 70%, tai kas lieka, tada jau pasiskirsto, bibliotekam, muziejam, galerijom, koncertam ir saviveiklai, savo kultūriniam hobiam, dekupažai kokiam nors, pavyzdžiui. Kai sumažės savižudybių, aiškiai sumažės savižudybių, nebūsim galų galia paskutiniai vietoje, ir pagal prasigėrimą, tai tada galėsim pasakyti, kad sveikstame. Ir tai būtų kiekvienos vyriausybės, kiekvienos vadovybės, tokio, kad ir nebūtinai pasigėrimo, bet tylaus džiaugsmo turinys. Lietuva bus sumani šalis, kurioje gera gyventi ir dirbti 2030 metais. Tai suprask, šiandien nei labai gera gyventi, nei to labiau dirbti. Prie visų tų blogybių, kurios tik ryškėja,
vis tiek mes judame į priekį, vat dar vienas paradoksas.